rekonstruojam seną močiutės namuką, bet apie viską nuo pradžių. Buvo geltonas namukas, labai vertinos būklės. Močiutė sakė, kad galėsit pasikeisti tapetus ir ramiai gyvensit. O bet tačiau, darbų laukia daugiau. Pradėjom lūti tapetus, kad atsidengtumėm sienas, ardyti grindis, pradėjom valyti palėpiai esančius palius. Nusigriovėm pečių, tada dar ir baby epizodas buvo. Žodžiu, įsirengėm valymo įrenginį, susitvarkėm kanalizaciją, pasidarėm grindinį šildymą, išsibetnavom grindis. Tokia darbų seka buvo dėl paskolos gavimo, kad namui suteikti šiokią tokią vertę. Didiesiems bankams namas pasirodė per toli ir be vertės. Žodžiu, neįdomus. Atsisakė duoti paskolą. Kreipėmės į uniją, gavom. Bet viskas etapais. Nugrovėm mansardinį aukštą, nes planas buvo aukštinti viršų ir taip, tekšt-mekšt, turim va tokį mėlyną debesėlį. Gal dabar darbų seka būtų ir kitokia, bet yra kaip yra. Visus griovimo darbus darėme patys, kad sutaupyti. O kitus etapus perleidom statybininkams. Dabar laukia smagioji dalis – vidaus įrengimas. Darbų laukia į valias, bet mažai žingsneliais gal žiemą jau pavyks įsikurti. Laikau čiūrus. Tad laukite tęsinio.